Parvažiavau namo. Badovskai užblokavę visiškai katilą, teko jį išjungti tiesiog. Visiškai teko katilą visiškai išjungti. Užblokavo. Pajungiam vaikams sušilti židinį. Pažiūrėkit, katilo nėra, šaldytuvas išjungtas. Vis tiek kiek rodo. Baterija išsikrovus. Skaičiukas labai stipriai ūžia. Nei katilo, nei šaldytuvo nėra pajungta, vis tiek vienas akvariumas tik tai. Skaičiukas sukasi atgal. Ir pakankamai greitai skaičiukai sukasi. Badovskai bando užblokuoti ryškumą telefonų. Ir visiškai įsilaužė į Švedbanko sąskaitas Badovskai. Matosi, kaip greitai sukasi skaičiukas. O tai yra vienintelis akvariumas pajungtas. Katilą visiškai užblokavo. Reiškia 300 vatų, Badovskai pilnai vagė, tai ir taip klaidindami dar skaičiuką. Nes visiškai atjungtas šaldytuvas, nes labai drasko. Šaldytuvas viršė 10 jau 100 kartų elektrą. Visiškai yra išjungta. Visiškai išjungta. Lempa paima 11 vatų. O kaip matėm rodė, vos ne 400. Akvariumą šitiek nepaima, nes 50 tik tai yra. Prevencijos skyriaus viršininkas aiškiai pasakė, į namus atvažiavęs net keletą kartų, įvertinus mūsų įrenginius, mes negalim suvartoti tą, ką mes įjungiam internetą akvariumą, kelias šviesas ir katilas tuo metu dirbo. Mes negalim viršyti 130-150 kWh per mėnesį, jeigu plautumėmės 2 kartus per savaitę, tai yra 4 savaitės. 8 kartai plovimus. Mes negalim viršyti 150 kWh. Tai yra, mes per mėnesį tik 2 kartus plaunamės su vaikais. 2-3 kartai per mėnesį. Tai yra, toliau vyksta vagystė, kaip matom, įtampa didelė. Įrenginiai klaidinami. 7 amperai lempa ir 11 vatų. Ta, ką gamintojas sako. Tai va, lempa atitinka vartojimą. Taigi, šaldytuvas labai puikiai parodo, kad netitinka vartojimo, gamintojų vartojimo ir Badovskai vagia elektrą. Nes gamintojas aiškiai rašo 32 decibelai ir per metus 272 kWh per metus laiko. Tai yra 0,01 kWh per valandą. Kas ir buvo fiksuota prieš 3 metus nupirkus šaldytuvą. Ir būtent kiek jis rodo, būtent skolinomės nuo kaimyno elektrą
Ir būtent tiek pat šaldytuvas fiksavo rodmenis tų pačių įrenginių. Rodmenis fiksavo 0,01 kWh. Pusę valandos net išsijungęs būna ir vėl pradeda dirbti. Tai yra šaldytuvas ištisai nedirba. Vagystė Badauskų vyksta toliau. Įsilaužimai į telefonus vyksta. Mūsų banko sąskaitos prisijungimą perėmė Badauskų sūnėnas Tomas, nes rodė Vilnius Kaunas ir grįždant vakare jau Šilutėje mano IP adresas atsidūrė Šilutėje. Nors jokių būdų aš negalėjau, aš jau buvau Telšiuose. Tai yra visa grupuotė kibernetinių nusikaltėlių įsilaužė į mano banko sąskaitas, į mano namus, į mano telefonų įrenginius, į mūsų apsaugą, kuri visiškai jau yra atjungta, 5 apsaugos kameras, Badauskienė Elvyra su Badausku Vytautu visiškai atjungė mums 5 apsaugos kameras ir toliau vyksta vagystė, kėlis toliau vagiamus. Tai yra ištisą sezoną Badauskai vaikšto 14 metų po mūsų namus, po mūsų teritoriją ir policija Telšių niekaip jų negali sulaikyti. Esu dangsto, kadangi giminės artimieji pakankamai aukštas pareigas užimantis yra, esu dangsto Badauskų vagystė, tai yra net padėjo prisijungti Badauskams prie elektros naujo laido prieš skaičiukus. Tai yra būtent ESO padėjo prisijungti, net būtent tas pats asmuo, kuris ir patvirtina projektą. Tai yra Badauskų giminaitis, kuris ir padėjo Badauskams pakartotinai padaryti nusikaltimą, vogti elektrą.